Tai didžiausia kančia jo buvo tie bateliai. Man net ir iššokus nulipdavau tik nuo scenos ir jau iššokdavau iš tų batų biškai pastovėti ant šaltų ar tų grindų, kad biškelį taip atpalaiduotų tas kojas. Ir jau pats galas, kaip buvo, man atrodo, stovėjau. Ir galvoju viskas, man kažkaip jaučiu, kad koja tirpsta, kad atjunginėjau man koją. Stand-upinam ir sako, bus čia naujas open mic'as Kaune, ar nori užrašyti tave. Galvoju, sakau gerai, rašyk ir viskas. Jau turėjau deadline'ą, va tada ir tada birželio 14, kad bus pritraukti, kad kažkaip tai dar yra tikrai tas, bet truputėlį gal jau proginėja tas burbuliukas po truputėlį, nes dabar taip atsitiko daug, kad labai daug naujų, kad labai daug komikų, tad daug tų open mic'ų, kad buvo. Ir natūraliai atsitiko tuo metu, kad taip, kad truputėlį jau žmonės atsirinkinėja, žinai, kad nebūtina visur eiti, ne viskas čia taip įdomu. Jau gegužę, Ugnė. Jau gegužę, negaliu patikėti. Bet žinok, aš tai dėkoju Dievui, jau aš tikrai su visa pagarba atsiprašau, kad skundžiasi pastoju, bet jau man atsibodo koja. Aš jau noriu vaikščioti abiem kojytėm savo gražiai rengtis ir šiandien apsirengiau jau taip, kaip labiausiai galėjau tik tai apsirengti. Bet mes su tavim šiandien ir jan tiesiog, juoda ir balta. Ta prasme, toks visiškai atsvar. Ir vėl kaip ir susiderinę, bet nesusitarę. Bet iš tikrųjų, mūsų švarkai abiejų įlemenuoti. Džinsai. Tik tais, kad aš galiu su bateliais, tu dar negali su bateliais. Man žinok vis dar, ta prasme, aš realiai galvoju, kad tiesiog gydytojai neleidžia, nes ten pavojinga. Ne, beprotiškai nepatogu yra užsidėti nepatogius batus. Ir aš jau čia su savo pirštuotu batu pamatysit gal kada nors šitam kadre dargi juos, bet jie yra labai irgi, man laužiantis koją, tai aš čia sėdžiu ir kenčiu. Bet Irina, papasakok šiandien apie savo įvaizdį, man labai jisai patinka, aš tikrai taip apsirengčiau šiandien. Ačiū tau už komplimentus. Tai iš tikrųjų, tai žinok, sugalvojau likus 5 minutėm iš namų išeit, kadangi mūsų šiandien svečia viešnia be galo stilinga mergina. Labai. Ir galvojau apie ją, galvojau kaip, kad dėrėčiau gražiai su ją ir toks būtų paprastas, bet ir su cinkeliu, taip kaip mūsų viešnia šiandien yra. O iš tikrųjų žiedus šitus, žinok, kas mane įkvėpė šitiems žiedams, tai atsimeni, Monika Liu pas mus buvo podcast'e ir jinai su fantastiškai žiedais sėdėjo. Ir aš tiesiog negalėjau atitraukti akių nuo tų žiedų juos. Ir kai jinai papasakojo tą istoriją, kad jie vintažinė, atvežti iš kažkur, ir aš pradėjau tą patį daryti. Tai visi žiedai yra mano iš kelionių, tai šitas dabar atvežtas iš Bari, šitas žiedas yra iš Portugalijos, šitas yra iš Barcelonos. Tai visi žiedai yra iš kelionių. Tai aš dabar tokias jo irgi pagalvojau, kad visai man gražu, tai Monika mane įkvėpė žiedams. Tuomet bateliai yra mano irgi Mango, mano mėgstamiausio prekės ženklo, kuriuos aš labai labai mėgstu. Tokie irgi, jie nėra super patogus vaikščiojimai, bet yra labai gražus. Labai stilingi pasisėdėjimui. Džinsus pasidariau pati, tai yra Sandro džinsai mano juodi, mėgstami, tiesiog prisivau plunksnas, nes norėjau to šventiškumo. Tuomet švarkas Mas, mano mėgstamiausias lietuviškas prekės ženklas 924. Ir Perlai and Other Stories. Tai toks miksas, šiandien aš jaučiuosi savimi. Taip. O tavo įvaizdis? Taip, mano įvaizdis, kaip ir sakai, Ying ir Yang visiškai priešingas, bet čia yra mano pats mėgstamiausias švarkas, kurį nusipirkau praėjusiu metu rudenį. Tai yra Mango įlemenuotas švarkas ir aš prisiekiu kiekvieną kartą, kai aš jį užsidedu, manęs bent 2-3 žmonės arba gatvėje, arba socialiniuose tinkluose paklausia, sveiki, iš kur švarkas? Tai iš karto visiems pasakau, kad įlemenuotas švarkas yra iš Mango, labai labai patogus ir man jis tai toks tikrai, man atrodo, ir mano figūrai tinka, nes jis išplatina pečius, kuriuo aš nelabai turiu, įstato liemenį, man jisai toks ir šventiškas, ir kasdieniškas, ir priklauso tai, ką tu apsirengsi apačioje, tai ir sudiktuos toną tavo deriniui. Tai aš tiesiog pasirinkau labai plačius džinsus, vėlgi irgi pagalvojau apie mūsų viešnią Laurą, nes Laura man tokia atrodo paprasta, bet ir taip paprastai, bet labai nepaprastai rengėsi, stilinga, dažnai rengėsi džinsus, tai aš irgi pagalvojau, kad nereikia čia persipošti kažkokių kostiuminių kelnių, užsidėjau džinsus ir savo naujausią meilę, tai yra Margiela's batus, Tabi sportbačius,
kadangi vėlgi turiu kojos traumą, tai man atrodo nenusimato man dėvėti kažkokius tai puošnius batelius, žinai, artimiausiu metu, tai prisipirkau sportbačių, žodžiu, matysit mane su sportbačiais. Ir labai noriu pagirti tavo šiandien makiažą ir plaukus. Ačiū man labai labai. Patinka. Ar dėl to, kad mes šiandien ryte filmuojam nuo 9 ryto, bet atrodo, taip gaiviai, šviežiai, nes dažniausiai mes filmuodavom jau vakarais jo po tavo darbų irgi, ir plaukai labai gražiai, atrodo, tau be galo tinka taip susigarbanavus plaukus. Ačiū tau labai. Jo, aš garbanausiu pati, tai atleiskit už mano nelygias garbanas. Čia buvo mano pirmas bandymas tai pasidaryti, bet visai gal nieko, ar ne? Labai gražiai, bet jos ir neturi būti garbanos, neturi būti tobulos. Jo. Visur turi būti tam toksai balansas, atsipalaidavimas ir ne viskas turi būti tobulai. Taip, ačiū tau labai iš pagiras, nes tikrai aš pati labai sunkiai, nors turiu ilgus plaukus ir tarytum turėčiau mokėti kažkaip tai su jais labai elgtis, bet man tai yra mano pati silpniausia pusė. Aš visai nemoku formuoti savo plaukų, tai labai ačiū, kad pastebėjai. Ir aš tarp kitko su šita gražia nata noriu įvesti mus į padėką mūsų rėmėjui, nes man atrodo apskritai labai daug kur ir internete skaitau, merginos sako, kad graži oda, gražus plaukai yra šiaip, iš esmės svarbiausia įvaizdžio dalis, nes jeigu tu būsi su kokia nors, nežinau, susivėlusiais plaukais ar ten neprižiūrėto oda, tai iš tikrųjų aš pati žinau iš savęs, kad aš tada nesijaučiu 100%. Tai mūsų rėmėjas yra Stenders, kuriems labai labai dėkojam, jų dovanos jau laukia mūsų Lauros, labai kvepiančios, beje, čia visą studiją užkvipus yra. Tai pavasarį, kai oda būna neatsigavusi nuo žiemos šalčių, labai labai svarbu ją pasirūpinti ir gerai primaitinti, nušveisti ir tikrai paruošti vasarai ir saulės voniom. Tai mes Laurai padovanosime Stenders prekių ženklo rinkinį, kuris yra skirtas tylos ritualams namuose ar kelionėje, odos priežiūrai. Tai kiekvienas produktas yra sukurtas tam, kad sušvelnintų, atkurtų ir padėtų vėl susijungti su gamta. Tai tikrai jaučiasi, kad pavyksta susijungti su gamta, nes labai jau kvepia tom gėlytėm ten. Tai dėkojam dar karčiuką Stenders. Ir mes gal greitai pristatysim šio mėnesio L numerį, ar ne? Taip, šitas gegužės mėnesio pas mus yra apie meną, apie muziką, apie kultūrą. Tai tikrai yra nuostabus numeris, tikrai rasite begalę daug naudingos informacijos ir ne tik, ir pašnekovų, ir mūsų viršelį puošia nuostabi atlikėja Evgenija. Ir mes turim Arną Fedaravičių, irgi aktorių. Žodžiu, tikrai yra ką paskaityti ir pamatyti. Taip, labai labai įdomus numeris ir aš, pavyzdžiui, šiaip Evgeniją Redko tikrai taip drąsiai pavadinsiu lietuviškąją Lady Gaga, nes šita fotosesija tai buvo kažkas tokio. Tikrai labai įspūdinga, labai įdomi ir graži ir viršelis tikrai blows my mind. Tai mes gal tada nieko labai per daug ir nelaukiam ir kviečiam jau pas mus į kėdę atsisėsti Laurą. Šiandien mūsų viešnia yra komikė, gražioji, talentingoji juokautoja Laura Dragūnaitė. Tai čia tikrai yra mano asmeninė simpatija. Labai nekantrauju ją pamatyti ir man labai smagu ir gera sutikti tokias moteris, kurios yra ir gražios, ir stilingos, ir talentingos, ir juokingos, ir protingos. Ir, žodžiu, nebešvaistysiu čia per daug tų komplimentų, geriau jau ją į akis. Jinai įkvėpė mus, tikiuosi, Taip. kad įkvėps ir jūs. Taip. Gerai, tai gal mes po trupučiuką ir pradėkim mūsų oficialų pokalbį. Taip. O aš norėčiau pradėti nuo komplimentų tau. Žinok, Laura, tikrai, man atrodo, esi didelis įkvėpimas moteriams, stiliaus, mados. Ir man asmeniškai taip pat. Tikrai kiekvieną kartą, žinok, žiūriu ir žaviuosi, ir screenshotinu, ir prizuminu, ir pagalvoju, tai kas tas stilistas. Ir net suklausius ir
ir pačio Joringo stilisto, kuris rengite per mamą, sakau, Joringai, čia tikrai tu. Sako, ne, čia ne aš. Pati, žinok, vargstu kiekvieną dieną tą. Bet, žinok, netrodo, nes atrodo, kad tikrai tau viskas labai įgimta, atrodo, kad tai yra tavo stilius, kad tai yra tavo įvaizdžiai, jie tokie būna labai autentiški, originalūs, matosi, kad tu nesivadovauji kažkom tendencijom ir kurį būtent tokį įvaizdį, kuris yra šiuo metu aktualus, tau yra patogus, labai labai stilingas, žiauriai stilingas. Tai tiesiog ir palinkėčiau galbūt toliau nesustoti, kurti, įkvėpti moteris ir laužyti tas taisyklės ir standartus, kad viską turi būti labai čia seksualu ir labai čia viskas trendinė, o kurti tokią autentišką savo išskirtinį stilių. O, ačiū labai. Tiek jau prie komplimentinat, net nežinau, visada komplimentus. Net šiandien tu taip gražiai atrodai, aš tiesiog žiūriu, žinok, negaliu. Gal tu gali trumpai papasakoti šiek tiek apie savo šiandien įvaizdį? Ką dabar jums čia pasakyti, jau apie švarką užsiminiau prieš, kad čia mano yra radinys vintažinis. Vintažinis ir va čia reikia tikrai moterims priminti, kad didžiausi perlai tenai slepiasi. Taip, ir niekur nėra skirtinį, pažiūrėkit, tokia spalva, įdomi. Aš nežinau, kažkur bandžiau, kad dar ieškoti, kai supratau, kad man visai tinka ta spalva. Kažkur ieškoti, dar ką čia dar tokios spalvos, žinai, gal kokie marškinėliai, dar kažkas, žiūrėjau, kad nelabai yra tokių, tai tą švarką jau tai pasidėjau, saugau. Ir jo, daugiau ir viskas, va, maikutė, šita čia dėl spalvos. Bet labai gražiai. Bet kuo puikiausiai aksesuaras. Taip, bet čia iš tavęs Irina, žinok, čia šitą esu pagavus, kad kažką galima užsirišti ir tos marškinius ir ten visai, kad gerai atrodo. Taip, nes anksčiau būdavo toksai, kaip ką aš čia dabar užsirišiu, tai ką čia, jeigu nesidėsiu, žinai, toksai, kur galvoji, kad gal negalima, neišeina. Ir man, čia apačia jau šitą sezoną, čia gista spalva, ne ruda, jau aš dabar pasinešusi. Gražiai atrodo ta šokoladinė su ta šitą alyvuogių tokia žalia, toks netikėtas derinys, žinok, aš net nebūčiau pati niekada taip sugalvojus. Jauki spalvų paletė, žinai, viskas susideda. Kažkaip taip susidėjo ir žiūriu, kad visai. Bet aš turiu tą tokią, ištinkai, pavyzdžiui, buvo ta bordo tokia spalva, dabar ta burgundi. Viską jau pradėjau, žiūriu, kad spinda tik tai pildosi, viskas tos spalvos, tada galvoju, palauk, gerai, biškai gal jau įsijaučiau per daug. Tada atėjo dabar jau tas, kad jau ruda, žinai, buvo. Tada, gerai, biškelį rudos dabar, tada žiūriu irgi jau, viskas jau ruda, gerai, dabar pavasarį šitą geltoną, ne, yra biškai. Tai dabar biškai stabdaus irgi, kad nebūtų, kad vėl viskas vien tik tai geltona, žinai. Aš turiu tą impulsyvų tokį pirkimą, aš kartais prisiperku, tikrai turiu pripažinti nesąmonę. Visokių, žinai, kur gražu tiesiog daiktas ir nepagalvoju, kad kaip aš jį nešiosiu, kaip priderinsiu, kad vieną kartą dažniausiai jisai būna. Bet kažkaip ir nesigaliu, galvoju, reikia kartais. Žinai, tą akimirką labai gerą, malonu, tu labai džiaugies to daiktų, ir galvoju, leisius. Taip, žinai, sako, yra taisyklė, kad kai perki daiktą, turi pagalvoti, ar galėsi su juo sukurti kokius 5 derinius. Ir aš tai, pavyzdžiui, tikrai turiu daiktų, kur, net ar vienas derinys susidaro, nežinau. Tiesiog pats daiktas iš savęs, tiesiog geras ir, žinai, neaišku, ar ten kažką priderinti. Bet, žinai, paslystam būna tokiu. Žinai, dar kalbant apie madą, man atrodo, kad tu su savo mamos įvaizdžiu tikrai papirkai tą auditorijos dalį, kuri gal tavęs nebūtų pamačiusi per tavo profesinę dalį, labiau tą komikės, kasdienybės. Papasakok dar apskritai, kokia buvo tavo idėja už to mamos derinio, kas tau jis siuvo ir kaip jis gimė visas šitas reikalas. Aš ten, kad idėjų kažkokių atsimenu, kad nelabai turėjau, tik tai labai pergyvenau, kad nebūtų kažkaip, kad mane aprengs ten kaip nors ne taip, kad pradės siūlyti kažką, kas ne mano ir kad aš nedrįsiu pasakyti, kad aš nelabai gerai jaučiuosi, tai šitą labai išgyvenu, nes turiu tą, kad, kai kažkas kitas tave ten rengia ar dažo, ar ten, nežinau, šukuoja, turiu tą, kad nedrįstu kažkaip pasakyti, nenori žaisti žmogaus, kad gal, kad jo darbo, kad gal čia man taip netinka ar panašiai, tai galvoju, kaip čia reikės daryti, bet čia visi žiūrės ir aš pati paskui žiūrėsiu ir norėsiu gerai jaustis, tai kaip man čia, žodžiu, reikės išsikovoti tą viduriuką balansą, kad būtų ir gražu, ir pačiai gerai. Tai labai džiaugiuosi, kad Agnė man Agapės Wear, jinai siuva sukneles ir Joringis, jisai buvo tas stilistas. Tai kažkaip atradom iš karto tokį gerą vaibą labai. Aš buvau atsinešus kažkokių ten pavyzdžių iš Pinteresto, tiesiog prisisaugau, kas man šiaip gražu, kad ten visokių nuo raudonų ten kilimų, nuo dizainerių kažkokių ten tų runway ir panašiai. Ir kažkaip taip žiūrėjom ir Agnė buvo irgi atsinešusi, jinai savo pavyzdžių ir žiūriu, kad sutampa mūsų, jinai tuos pačius man rodo ir kuriuos aš jai. Galvoju, gerai, čia jau galima atsipalaiduoti, čia viskas gera linkme eina.
Ir kažkaip ir buvo vienas tas iš pavyzdžių, kad tą norėjom tokį, kad korsetą ir tą didelį tokį šleifą visą tą, nežinau kaip čia, tą sijoną visą tokį padaryti. Pūstą didelį, tokį biškelį princesės įvaizdį, bet tokį saikingą, ne per daug, kadangi juoda balta, tai ten būtų rožinis, ten kažkas, tai gal būtų biški ir per daug jau buvo į tą pusę, taip, karalaitės. Ir kažkaip, o kita suknelė irgi ta buvo tokia, kadangi ta buvo tokia pusta, tai kitą norėjom tokią paprastesnę irgi, dar galvom ją daryti, kad ilga ir nusijima, po to, kad trumpa, bet galvom irgi per daug bus tų persirengimų, man per daug to streso kaip pirmam kartui. Tai kad darom paprastai, apsirengiu vieną kitą ir per daug ten nekeitaliojom nieko, bet aišku, su antra suknelė tai buvo, kad atsisėsti negalėjau. Toks momentas. Toks momentėlis ir vaikščioti irgi buvo visai gan sunku, nes pirmą kartą, kai gal antras primatavimas, kai buvo, tai taip nusiaurinom, kad jau iš vis net tos kojos nelabai dedasi, tai turėjom biškelį atlaisvinti, nes nudarėm, kad gražiai žiūrėtųsi, bet negalvojom apie tą per daug funkcinę dalį, kad man tai po sceną ten reikės vaikščioti ir laiptais nulipinėti. Bet paskui kažkaip, žodžiu, atlaisvinom truputėlį, tai atsisės vis tiek negalėjau, bet tiesiog stovinėjau ir taip ant kėdės truputį ant kelių, va taip atsiremdavau, kad pailsinti kojas, nes nuo aukštakulnių labai buvo, kaip čia gražiau įsireiškus, labai kojelės tokias pavargusios, man buvo mėnesį laiko, pat užtirpę pirštai kairės kojas nuo tų aukštakulnių. Nežinau, ar tai būna, ar esat susidūrus. Nežinau, tiesiog kažkokie aukšti, gal nes aš šiaip nelabai nešioju dažnai, ten 11 gal centimetrų. Ir rinkis mėgsta. Jo rinkis tokius mėgsta. Taip, ir dar man norėjau aukštesnių, sakau, baikit juokus. Tau labai gražiai. Baikit juokus, plus net šiaip nesimatė tų batų, niekur galėjau, ten bet kokius galėjom dėti, bet vis tiek norėjusi, kad jau būtų vis tiek išbaigta viskas ten gražiai, tai didžiausia kančia jo buvo tie bateliai. Man net ir iššokus nulipdavau tik nuo scenos ir jau iššokdavau iš tų batų, biškai pastovėti ant šaltų ar tų grindų, kad biškelį taip atpalaiduotų tas kojas. Ir jau pats galas, kai buvo, man atrodo, stovėjau. Ir galvoju viskas, man kažkaip jaučiu, kad koja tirpsta, kad atjunginėja jau man koja nuo to kabliuko. Ir galvoju, gerai, dabar kas būna, kai žmogui koja atjungia, ir jis dar ar gali išstovėti kažkaip, ar iš karto virsta, žinai, galvoju, kaip čia reikės į mantą gal įsikipti, ar gal išlipti man iš tų batų, kol ten keičiasi, kol mūsų nerodo, žinai, kažkaip, kad ir pastovėti tiesiog ant žemės, bet gal tada pasikeis labai mūsų ūgių skirtumas, kur buvom, žinai, dabar taip kažkaip ir tada staiga aš čia kažkaip, tada irgi gal labai, kad keistokai, bet kažkaip iškenčiau, žodžiu, viskas ten praėjo ir džiaugiausi tikrai kažkaip tais įvaizdžiais labai, nes atrodė, kad, apie mane visai, kad taip gerai pati jaučiausi. Ir šiaip ir patogu buvo viskas, aišku, su ta suknelė ten pirma, tai iššluojau viską, ten paskui save, taip visą sceną išvaliau. Ir buvo ta pradžia, kai dar reikėjo eiti pro to šokėjus, kai jie ten šoka, o aš einu ir dainuoju ir jie jaučiu, kaip man lipa ant to sijonų ir aš taip turiu viską pasitempti, galvoju, ir tokia, žinai, mano, kaip ir pirmas, aš nežinau, kaip čia profesionaliai suhendlinti šitą, tai tiesiog tokia. Nelipkit man ant to, tai žodžiu, bet visai gal ir gerai gavosi. Tai. Ir ne per daug, čia tiek išvinguriavau, jau nukrypau, bet tu kaip sakai, kad žmonėm gal, žinai, tas irgi toks buvo, tai paprastai, gražiai, klasiškai, žinai, nes būčiau kaip nors labai super ekstra, tai jau būtų komentarai, ką ta čia išsidarkius iš savęs. Tai lietuviams patinka ta klasika, tokia saugi klasika ir šiek tiek dramos lengvos, ko tau ir reikia, manau, kad tai pagal tavo žanrą, tu neturi būti per saldi daug, kaip pati sakai, ta princesė, tai manau, kad idealiai tiko, tu dabar klausimas, kas toliau? Kad, žinau, šiaip yra toks momentas, yra tiesa, kad lietuviai mėgsta klasiką ir nemėgsta, kai žmonės išsišoka, bet man atrodo, čia labiau yra taikoma jauniems žmonėms. Nes mano draugė dirbo anksčiau žiniuose, vienose iš Lietuvos didžiausių, nesakysiu kuriuose, bet, ta prasme, jūs neįsivaizduojat, jeigu vedėjas žinių apsirengia kaip nors blankia, neutralia spalva, jiem rašo į redakciją žmonės, kas čia per maimrą pastatyta, kas čia per tą, ir dėl to pastebėkit, jie visą laiką yra aprengiami violetinė spalva, rožinė, oranžinė, taip, ne? Nes provincijai labai patinka, kai vedėjos žinių, jos yra
Nu, televizoriai tu nori gal matyti vis tiek Čia yra kažką. jo Taip, truputėlį žinai, kitas dalykas, nes jų tikslas žinių vedėjų yra pritraukti dėmesį ir išlaikyti dėmesį. Jeigu tu apsirengsi juodai, baltai ir blankė, tu tiesiog netrauksi dėmesio. Vat, tarkim, kaip mes šiandien su tavim. Kadangi Visus į mane. Šiandien visas dėmesys į Laurą, tai mes tiesiog neutraliai. Dėl to reikia tos vat, raudonos, oranžinės, kažkokios žalios ar ten mėlynos spalvos, kad tiesiog išlaikyti dėmesį, nes tada tu natūraliai tavo akis krypsta į tą objektą, į tą spalvą. Mes dar vat, su Agne irgi dizainerė, kad kalbėjom kažkaip, kai tų suknelių tą viziją, kad buvo, kad kai žiūrėsim atgal ten, tarkim, nežinau, po 10 metų ar kažkiek, kad vis tiek atrodytų, kad, nu, va, gražiai čia paprastai, kad, nu, klasika. Žodžiu, kad nebūtų kažkas, kad tuo metu super, super trendy ir paskui, kad žiūrėtume ir galvotume, kad nesąmonė. Kas tai būna dabar, kaip pavyzdžiui, žiūri savo, išlys, o dieve. Man išleistuvių, čia blogiausias buvo, nežinau, nu, bet taip, aš žinai, dar iš mažo miestelio, tai pas mus ten irgi tų madų nebuvo kažkokių labai daug, tai mes ten kaip atrodė tada ir aš dabar, kai žiūriu, žinot, tos suknelės, kur prieki trumpiau, galia ten ilgiau, bet su to tokiu tiuliu, čia blizgučiai, čia tas kalneriukas, tas kirpimas toks marškinių tų be rankovių, nu, tokia visiškai nelabai išleistuvinė suknelė, ta šukuosena, tokia visa, čia viskas ant šono ir garbanų toksai punzulis toksai visas. Ir dabar, kai žiūri, tai tikrai slepiu tas nuotraukas, nerodau jau niekam, žinai. Bet yra ką prisiminti. Bet smagu. Pati šventė buvo smagi, tik įvaizdis gal tada, žinai, dar nebuvo atėjęs tas supratimas apie ką čia aš ir kaip noriu atrodyti. Žinai, kai būna fashion forward, tai ten fashion backward. Aš prisimenu irgi labai gerai, pas mus panas buvo, pažiūrėjau, šiaip tokia ryškiai geltona suknelė. Žinai, sunku kažkaip atsakyti į klausimą, kodėl. Nu, bet tuo metu atrodo, šiaip išleistu tas sunkiai iš vis tema, man atrodo, čia kaip, žinai, kad kažkaip va ten apsirengti, kad ir gražiai, bet ne per daug, nes atrodo, žinai, ta 12 klasė jau tai jauties tokia moteris jau nori, kad kuo čia taip didingiau, kuo labiau galvoji, kad daugiau, gal čia nebebus jau tų progų, kada čia tą ekstra suknelę tokia užsidėti, tai jau viską darai, tiesiog, kad ką turi viską susikrauti. Tai tiesiog moters įvaizdis formuojasi iki 25 metų. Tai yra jau taip nustatyta ir iki 25 metų moteris eksperimentuoja ir linkusios atrasti savo stilių, savo įvaizdį. Dėl to mes turim įtakos, daug įtakoja aplinka, mūsų galbūt klasė tuo metu, ne, arba tam tikros tendencijos ir mes norim šiek tiek ir pataikauti joms ir išbandyti save. O nuo 25 jau, kai tu jau pasibandėjai viską, išsibandėjai tas nesąmonės, tu jau pats kaip asmenybė subrendėjai ir tu jau pats žinai, galbūt ko tu nori arba kaip tu nori atrodyti. Ir tos tendencijos nebeturi tokios jau stiprios įtakos tau. Aš ties taip, kaip dabar žiūriu savo stiliaus kelionę, taigi viską išbandžius buvau ir emo buvau ten ir biškai į gotę ten tą pusę, tada iškart po šito buvo nubraukta ir tada jau į FIFAs tas, kur viskas rožiniai, jau žinai, platformytės, ten kablukai, mini sieniukai, paskui atėjo toksai tas, kaip aš sakau, hipių tokia era man buvo, kad su senoviniais tokiais megstiniais, kažkokie džinsai labai aukštų liemenių. Žinai, taip. Nu, tokia kažkas iš šitą, nu ir paskui pamažu jau atėjo, kad, žinai, vat, kad tiesiog, kad patogiai, jaukiai, kad kažkaip fainiai, tiesiog, kad gerai jaustis. O klausyk, o tu iš Raseinių, man atrodo, ar ne? Taip. Kur Raseiniuose merginos ieškodavo rūbų? Va tai pasakysiu, būdavo virš iki. Vadindavom, taip. Virš iki buvo tokia tų... Skudurinas. Skudurinas, labdarkė, noriu sakyti, mes vadindavom. Taip, antrų rankų parduotuvė. Va, lietuviškai teisingai. Tai ten būdavo lobynas, visada atsimenu, kad pirmadienį po mokyklos arba jeigu laisvas per vidurį dienos, ten kažkur pamokas, kad ryte, tai būdavo geriausia, jeigu tu, aišku, turi kažkur langus ryte, nes tada nueisi ir tau visos geriausios prekės bus, nes jeigu eisi jau taip vakarop, tai jau bus išrinkta. Taip. Viskas tai ten tikrai kažkaip man labai yra įsiminę, kad ten labai dažnai apsipirkinėdavom ir po to aptarinėdavom ir susitikdavom visas, kur... Bet patikdavo, ne tas toks procesas pats visas rinkimo. Ir kur matai, ten viską čiupinėjai, ten kiekvieną tą rūbelį žiūrinėjai, tada susitinki, žiūri, kas čia ką pasiėmė, ką tu čia dar, kas tau dar liko. Tada atsirado dar ir daugiau irgi kažkokių tų... dar kitų tų second hand parduotuvių, ten visokios humanos ir panašiai, nes šiaip Raseiniuose, tai nebūdavo turgus tas, tokia kaip tos mini bazės, tokia kaip gariūnai, tokia mini, žinai, tokia atidarė pastate, tai ten visi, ir tada visi va šitie ir dar aišku, tai gali ten važiuoti į Kauną, ten į Vilnių, kažkur jau tas, žinai, visas tas didžiuosius prekybos centrus apsipirkinėti. Bet o važiuodavot, nes aš, pavyzdžiui, esu iš Vilniaus ir aš tai labai ryškiai atsimenu, kai ten vaikštai po Akropolį su mama ir ten
eina tiesiog ekskursija vaikų. Tai važiuodom į ekskursijas, tai va, jeigu tuo metu kažką ten nugriebdavai, bet kad šiaip apsipirkimui, kad važiuoti, tai nelabai kas, žinau, važiuodavo. Nu, gal irgi kas, taip, kas geriau, manau, kas gyveno, žinai, nu tai tie, kur galėdavo leisti savo, kad ten dažniau nuvažiuoti ir ten pirktis va, tuos naujus rūbus iš parduotuvių. Ir mes atsimenu, važiavom, kai va, tų išleistuvių suknelių ieškojom, tai važiavom į Kauną. Tai visur ėjom, tikrai atsimenu, ir po bazės tas vaikščiam, ir tada į Akropolį pro visas tas parduotuvės praėjom, tai va tada buvo toksai, žinai, jaučiu, kaip vos ne iš kokio serialo, žinai, kur atvarėm apsipirkti, dabar vaikštom po tas parduotuvės, tai va. Bet šiaip tai sukdavomės daugiausiai jo iš tų antrų rankų parduotuvės. Taip. Aš prisimenu, kad, pavyzdžiui, mano laikais, kai aš jau buvau paauglė, vis dar buvo, negražiai irgi pasakysiu, lieva rengtis iš second handų. Ir aš tai šiaip labai džiaugiuosi, kad va dabar yra visiškai paaugliai, nu jie vien tik tai iš second handų perka rūbus. Ir man tai tas toks šiftas ir perėjimas, aš taip džiaugiuosi dėl jo, nes jo labai gerai prisimenu, kad aš į Humaną tai taip žiūrėdavau biški Nors turėjau draugų, kurie buvo tokie tikrai labai pažengę ir jiem įeidavo į Humaną dėl tvarumo. Jau buvo tas, bet man jie tokie buvo... Žinai, ir va, iš tikrųjų, kaip tu pasakei, kaip mus stipriai veikia šiaip tos mados, ne tik drabužių, bet ir vartojimo. Nu taip, tai va, žinai, jūs iš miesto ten buvot pas jūs ten pilna tų parduotuvių, tai va, gal ir atrodė, kad pirktis va tuose, tai kad čia, žinai, nelygis kažkaip netaip, o mums, kai nelabai yra ko pasirinkimo, tai visi iš to ir sukasi ir, žinai, tada žinai, kad visi ten į tą eina, tai nebūdo, kad gėda ar kažkaip, tai jau šitas ir išsiugdė, tada nuolatinis, kad ten gali rasti labai tikrai gerų dalykų ir kurių net nerasi tuose parduotuvėse, žinai. Tai netgi dabar yra, pavyzdžiui, tikrai žmonių, kurie važinėja po Lietuvos dėvėtų rūbų parduotuvės tiesiog rytais, savaitgaliais, kad prisigaudytų perliukų visokių. Čia pilno etato reikia, žinai, kad nes labai didelis darbas ir nelengvas, kad viską ten išieškoti. Wunderkindė, jinai varinėja, tarsi jinai tokių daiktų randa, kur aš tiesiog galvoju, prašau, dirbk man. Neseniai kalbinau tokią vintažinę blondinę, jinai irgi apsiperka antrų rankų parduotuvėse ir jos patarimas buvo vienintelis, toks, kad atrasti kažką, sako, tu tiesiog turi kiekvieną drabužį peržiūrėti, nes žmonių klaida būna tokia, kad ateina į Humaną, taip kažką pražiūri ir viskas ir išeina. Sako, tu tiesiog turi kiekvieną drabužį pakelti ir pasižiūrėti, sako, nes tik tais taip, kai aš pakeliu, kiekvieną aš atrandu ten Gucci marškinukus, Prada maikutės kažkokią, sako, ir būtent važiuoju tik tais tom dienoms, tai pirmą dieną, kai yra užvežimas ir jau paskutinę dieną, kai būna jau tas pigiausias. Tada irgi būna, kad dar randi, nes tada būna, kad prasirūšiuoja viskas ir, sako, tu tiesiog atrandi, tai realiai va tokios dvi pagrindinės dienos, kurios verta važiuoti ir, sako, tiesiog kiekvieną drabužį turi peržiūrėti. Nes jo, kaip parduotuvėse tose neišdėlioja, gal taip, taip neišrodo visi jo perliukai tie paslėpti kažkur slepiasi. Labiau pagal kategorijas ten sumeta, žinai, marškiniai, gerai bus, paleidžia taip. Taip, ir būna, kur randiva kažkos, kad labai geras daiktas, ten ir kokybiškas, ir brendo gero, žinai, ten kainuoja piginės. Turbūt kas dėjo kainytės nežinojo, žinai, kad čia geresnis, nes kitus nubūna, kur, nežinai, kokie džemperiai, jeigu mato, pavyzdžiui, koks Nike džemperis, tai ten ir uždėta, kad net ir mankiai kokiai ten 5 eurų, kad kainuoja, žinai, nes Nike'as ten yra didas. O kažkokie tokie, tokie brandai, kurių ne visi gal taip žino, bet kurie labai geri yra, tai tie čia geriausi, žinai, lobiai. Ir to pasikoje tu lavini savo skonį, savo stilių, tu įsijungi smegenis kūrybiškai, nes tu tos drabužius ne kažkur tai nusižiūrėjai, o tu pats kuri savo įvaizdį, kuris yra nepakartojamas ir tie daiktai yra išskirtiniai. Taip, sutinku. Tai va, visiems, rekomenduoju. Užeikit, pasižiūrėkit. Laura, puikus pavyzdys, kaip galima pažemėti tiesiog vieną daiktą, nereikia net visą įvaizdį turėti, o tiesiog vieną daiktą ir stilizuoti su būtent metų spalva. Taip, o dabar aš noriu perėjti prie tavo profesinės dalies. Šiaip tikrai manau, kad mūsų auditorijai bus labai įdomu su tavim susipažinti, taip nuodugniau ir, žinai, iš kur tu atėjai. Papasakok, kaip tavo gyvenime apskritai atsirado komedija, nes man atrodo, bičiai tai jie vis tiek didžioji dauguma ten ir tų podcastų, kur labiau prie bajerio, juos labiau bičiai žiūri ir merginom komikiam būti turbūt
rečiau pasitaiko, ypač pas mus Lietuvoje. Tai kaip tavo gyvenime atsirado ta komedija, kada tu pajutai, kad jos norisi ir nuo kada pradėjai juokauti? Žinau, kad kažkaip buvo tas pats visa ta pradžia. Dabar jau, kai žiūriu šiaip iš vis atgal, tai suprantu, kad čia nuo mokyklos jau yra, kad kažkoks, žinai, tas jau mokyklos klasės tas juokdarys, kur dėmesio centre, kad jau pajokauti, kad pirmas, žinai, pastebėtos juokingus dalykus, ar ten pasakyti kažką, žinai, kai mokytoja pasako kažką, ir tu atgal, ir visi, ir tu, Toksai, bet šiaip, kad užsimesgė, tai mes kažkaip atradom, su draugėm open mic'us, pradėjom vaikščioti tuos atviro mikrofono vakarus, žiūrėti, kaip kiti ten bandosi juokauja. Ir tuo metu kažkaip buvo tik tai užėjus irgi ta tokia čiut didesnė banga, kad atsirado daugiau tų renginių negu tik tai humoro klubas, nes iki tol taigi būdavo tik tai jų tas ir atviro mikrofono, ir jie, kad pasirodydavo su savo programom, kad važinėdavo. Ir tada atsirado, kad biškelį daugiau jau tų visokių renginių, ir tada buvo ką nueiti ir pasižiūrėti, ką įvertinti, ten, žinai, pažiūrėti. Ir kažkaip atsimenu, kad vis vaikščiodavau, taip žiūrėdavau ir galvoju, kažkaip taip tiesiog nežinau net iš kur tiesiog šmėštelėdavo tokia mintis, kad, gal ir aš galėčiau visai čia taip, žinai, ir ten vyrukai tie juokauja, būdavo ir merginų tokių, kur užlipa ten pasibando, bet, žinai, tuo metu ten toj pačioj pradžioj niekas nelikdavo, kad dar kartą ateitų, būdavo dažniausiai užlipa ir, nebegrįžta. Ja. Ir kažkaip aš ten, man atrodo, gal 3 kokius metus vaikščiojau į tuos open mic'us, stebėjau, kaip kiti tą daro, kažką jau savo po truputį rašinėjausi užrašuose, kad čia juokingas mintis, kad ir vis savo sakytų, aš užlipsiu, bandysiu tikrai jau kažkada ir tokia, tai o kada, žinai, nesau, kur vis taip atidėliosiu, tikrai užlipsiu, tikrai kažkada pabandysiu. Ir jau net komikai kažkaip visi irgi, kaip jau ir žinojo mane, nes mes su draugiam ten į kiekvieną tą open mic ateidom, žinai, kur jau sėdi tos pirmoji eilėj, juokinkit dabar mus. Tai sakydavo, kad net sunku, nes ir naujų bairių gal tiek neturi pasirašęs ir matai, kad tie patys žmonės sėdi, tai žinai, kad jau bus girdėję. Tai, bet ir jiem kažkokia tokia paskata gal buvo, kad kažką dar naujai sugalvot. Tai ir kažkaip tiesiog paskui irgi kažkas iš komikų, man atrodo, užklausėm, kuo tu čia vaikštai taip dažnai. Ir sakau, kažką galvoju, kad ir pati gal pabandyti. Tai sako, tai kada? Nežinau, tai čia iki vasaros kažkada turbūt bus. Ir irgi tokia dar atidėlioju. Ir atsimenu, kad parašė vienas komikas kolegas, su kuriuo dabar kaip tik turim tą trupę mūsų mažą, kur ten važinėjom, stand-upinam, ir sako, bus čia naujas šitas open mic'as Kaune, ar nori, ar užrašyti tave. Sakau, gerai, rašyk ir viskas. Jau turėjau deadline'ą, kad tada ir tada, birželio ten 14, kad bus, ir turėjau būti pasiruošus, ten ateiti, užlipti ir pajokauti. Kažkaip ten atsimenu, kad viską susirašiau, susidėliojau, prieš draugės dar pasirepetavau, pasitikrinau, kiek čia juokinga. Aišku, draugai irgi negali iki galo tai pasitikėti, nes negali vis tiek taip objektyviai vertinti. Vis tiek yra tas, kad tave pažįsta, tai jom taip įdomiau, kažkaip vis tiek labiau ten tavo išgyvena tos pasakojimus, gal ir panašiai. Bet kažkaip, vis tiek taip pasitikėjau, galvoju, jos vis tiek kartu mes vaikščiom kitų žiūrėti, tai gali kažkiek jau jos pasakyti, ar čia yra kažkoks tas lygis, bent jau kažkur, kaip, žinai, tuose open mic'uose, ką girdim. Ir viskas, ir tada atsimenu, atėjau, ir jau mano tas laikas buvo, užlipau, pasibandžiau, šiandien 10 minučių gal kažkas tokio buvo, ir buvo to juoko iškart žmonių, ir ten plojimų, ir galvoju, viskas, kaip jau pavyko, ir galvoju, ir tada toks buvo kažkaip adrenalinas, ten viskas, kad galvoju, reikia dar, tiesiog taip užsidegė, ir tas kelias, žinai, tada ir prasidėjo, kad į kuo daugiau tų open mic'ų vaikščioti, tada dar į Vilnių persikėliau, tai čia iš vis buvo, kad kiekvieną dieną galėdavai eiti, labai daug, kad kai anksčiau ten per mėnesį kartą būdavo, dabar ten į savaitę kokie 5-6 open mic'ai lyg niekur, gali tiesiog eiti ir juokauti ten vis, tai taip ir užsikūrė tas kelias ir viskas. Tiesiog reikėjo pabandyti kažkaip, žinai. O yra skirtumas auditorijos, tarkim, Kaune ir Vilniuje? Ar tie patys juokai, ar gali skirtis? Šiaip kaip skiriasi gal kartais, bet net ne tai, kad Kaune, bet gal, pavyzdžiui, Vilniuje ir kokia mažesnė miestelė, ten, kur važiuojam į kokį kitą ten Lietuvos galą, nežinau, į Telšius, kokius ar dar ten kur nors, tai yra gal tas, kad jie
kai kurie tie, pavadinkim, referencai, jiem neveikia, nes jie, pavyzdžiui, neišgyvena to, arba neturi, ten, tarkim, kažkokios ten kavinės neturi, arba ten bolto ten kurjerių, ar dar kažkokių, žinai, tai jiem gal mažiau tas bairis kažkaip rezonuoja, bet šiaip kažkaip, bet vis tiek kažkaip, visur visi juokis kažkaip ateina labai gerai nusiteikę, dar labiau nustebina kartais, kur galvoji, kad, Vilniui čia vis tiek yra toksai biškelį burbulas, tas komedijos, čia vis, net ne komedijos, čia visko, kiekvienas rytis, kiekviena profesija turi savo kažkokį tą burbulą, kur tie patys žmonės sukasi, ten viskas, visiems čia faina, viskas įdomu, juokinga. Ir tada, kai nuvažiuoji kitur, tai įsitestuoji, ar tikrai juokinga. Tai jeigu žinai, kad ten Mairis tas veikia tavo ir Vilniui ten, ir kažkur, va, ten, nežinau, Šilutėje ar dar kažkur, tai žinai, kad, turbūt tikrai geras Mairis, taip, nes prajuokini ten žmogų, bet kokį nepriklausomai nuo to, ką jis dirba, ką veikia gyvenime šiaip, kad universalu. Raseiniuose tai jau celebrity ar ne? Nežinau, dar net neturėjau Raseiniuose pasirodymo, kaip nekeista, taip, kažkaip ne, nes vis ten planavom, bet tai taip neišeido, tai taip, tai dabar galvoju, gal jau kaip pati savo kažką, kad darysiu, tai jau reikės, žinai, važiuoti į gimtinę, atiduoti duoklę tenai pasirodyti. Taip. Va tu pasakoji, kad tau vis tiek taip gana natūraliai ir taip gražiai eina tas kelias. Tai labai faina girdėti. Nes tu esi ir graži, ir dar juokinga. Ir stilinga. Žinai, atrodo, toks miksas, kur viena, merginos gali kai kurios pavydėti ir, žinai, biški kaišėt koją. Antra, yra tikrai tokių kompleksuotų vyrų, kurie, kad ta čia juokins. Tai kaip tu sekės, ar esi susidūrusi su tokiais kažkokiais bjauriais požiūriais, ar kažkokiais bandymais kaišėt pagalius ir ratus? Aš turiu vieną geriausią atsiminimą, tokį, kur pasakoju, kai kažkada vienam open mic'e buvau ir užlipau ir pradėjau kažką kalbėti ir ten porelė tokia sėdėjo, mergina su vaikinu ir vaikinas visą laiką sėdėjo taip nusisukęs mane. Nežiūrėjau, aš visą laiką, ko pasirodžiau, jisai va taip sėdėjo. Čia jo mergina sėdi, čia, aš pasirodau ir jisai va taip pasėdi. Ir mergina irgi, kad žiūri tiesiog, bet jinai, ten, žinai, irgi labai nesijuokia, nesišypso, bet jam atrodo, kad jam uždrausta, kad jam negalima žiūrėti į mane ir dabar taip. Ir tada, tai šitą kažkaip labai taip atsimenu ir galvoju, kaip keista, žinai, kaip tu, taip va, ką čia, ar aš, žinai, tokia, kur savo po to pergalvoju, ar aš čia bjauriai atrodau, ar aš čia kas yra, ar dabar, ar taip jau nemaloniai čia pasakoju, bet irgi per daug, žinai, ten nesusikoncentruoji tas mintis, gal tiesiog, gal, žinai, šiaip gal nepatinka komedija, gal stilius, gal mergina neleido, žinai, nežiūrėk tu ją, nes jau, žinai, tu va taip pasėdė ir tave žiūri, žiūrėsi. Ką ten matai, patinka? Labai. Tai kažkaip, bet šiaip visai, žinok, atrodo, kad gerai priėmė ir vyrukai ten visi šiaip iš komedijos kažkaip, kad labai taip net su avansu tokiu, sakyčiau, žinai, gal kažkokiu, nes nebuvo daug tų merginų, Vita tik tai buvo ir tada jau, kad aš atsiradau, tai jie ir visur į tuos projektus kviesdavo, žinai, nors ką tik tu pradėjai, dar dievė tą bairį vos ten moki parašyti, tada pradžiai tai atrodo, žinai, oi taip, aš čia labai juokingai, dabar kai žiūrėt, gal numatai, kad vis tiek dar ne taip, tu tiek neturėjai tos patirties, tai čia normalu, kad tu nei ten labai geri tie bairiai buvo, nei tas pats, žinai, deliveris ten kažkoks, kad su laiku ten tobulėja daug labiau. Tai, bet jie tikrai visur, kad ir kviesdo ir panašiai. Ir pradžiai tokia gal buvo, bet irgi, kad keista, kad iš merginų, žinai, daugiau toksai, kur matai, kad jos sėdi tokios, žinai, ten susiraukusis, net nenusišypso, ir panašiai kažkaip. Bet po to prasidėjo tie tokie, kur ateina po renginio pasakyti kažkas kažką, žinai, ir ypač smagiausia būdavo tai va, kai merginos kažkokios moteris ten ar vyresnės, pavyzdžiui, irgi, kad ateina ir savo, oi, kaip faina, kaip tiek čia prisijuokėm, labai smagu, kad jūs čia atsiradot, būkit, darykit, ten, žinai, visi komplimentai tie, tai tada kažkaip dar duoda tokio to impulso, kad bet kaip smagu yra tas moterų palaikymas. Tai iš moters ir smagiausia. Kai moteris palaiko moteris, tai yra geriausia. Net man tos moteris, kurios nepalaiko kitą moterį, atrodo, kad... Taip, jo, nes žinai, tokia mergina, pirmoji lyg tokia, ta prasme, mane, pavyzdžiui, tai labai paveikia tokie dalykai. Kažkaip taip, tu galvoji, kodėl, taigi aš paprastai bandau tiesiog prajuokinti, taip. Bet yra, žinai, gal kaip pagalvoji, kad kažkas gal ten galvoja, kad jinai ten galėtų būti geriau, ar ten dar kažkas, lyginimas yra vis tiek, žinai, kažkiek jo, bet man atrodo, kad irgi po truputėlį kažkaip
nueina jis kaip tik, kaip ir nesakai, daugiau to moterų palaikymo viena kitai, žinai, kad ir ten ir renginį, kai buvom tavo knygos pristatymė, žinai, toks matys, kad visos atėjusios moteris ir jos ten, žinai, viena iškart viena kitą gyrė, ten komplimentai ir matai, kaip visos ten švyti, tada sukasi, žinai, su šypsena užsidegusios, tai kažkaip ir, žinai, kur yra tie juokeliai ten ir mimsai tie visokie, kad vyrai galvoja, kad moteris dėl jų čia rengėsi, žinai, bet iš tikrųjų dėl kitų moterų ir dėl tų jaunų merginų ten, kur, kad žiūrėtų, praeitų ir galvotų, wow, kaip aš irgi taip norėčiau. Ir taip, įsitikinį, kad ateini į Pilateso klasę, kur panas ten su savo gražiausiais, seksualiausiais rūbais, kur nėra nei vieno bičo 100 metrų. Ir tiesiog pati geriau jautiesi ir viskas, ir tada visai kitaip, žinai, viskas kitaip. Taip pat aš ir, žinai, ten ant scenos, kai lipu, irgi kažkaip daugiausiai stengiuosi, aišku, kažkaip rengtis taip patogiai, kad to dėmesio per daug irgi nenumušti, žinai, kad neteiti ten su kokiu minisijonu, ten kablais dideliais ir panašiai, žinai, kad klausytųsi, ką kalbu, nežiūrėtų kažkur. Bet vis tiek kažkaip, kai apsirengi taip gerai, sau fainiai, gražiai, pasitikėjimas kitas. Iš karto ateini, taip laisviau jautiesi, žinai, jeigu kažką taip nepatogiai užsidedi ir galvoji, dabar kažin čia mato jie, kad čia man tas, ten, žinai, linkis ten kantas, ne ten kažkur kažką, žinai. Tai tiesiog dėl savęs, viskas dėl savęs, moteris dėl savęs viską. O klausyk, kaip tu atradai savo komedijos stilių, nes man tavo komedija šiaip man yra tokia juokinga, aš labai mėgstu tokį stilių ir man jūsų, pavyzdžiui, kur su Safu, Bartuševičium kolaboracijos, man tai tikrai tas humoro tipas yra pats juokingiausias, nes jis toks nepiktas. Toks family friendly, dažniausiai būna labai tas relatable vadinamas, žinai, kad tai... Bet tai, mano toks ir buvo, žinok, aš taip ir norėjau juokauti kažkaip ne tai, kad eiti, kad moteris ir ten, žinai, kad šlikščius dalykus pasakoti, ar ten, kad labai keiktis, nes, kad, žinai, nes vyrukai ten dažniausiai, žinai, kad tokį tą stilių atneša, tai kad šituo eit keliu, bet galvoju kažkaip kaip tik bandysiu, kas man pačiai juokinga. Kas man ten kasdienybėj nutinka, ką aš pati pastebiu, kas man, žinai, būtų juokinga, tai irgi taip labai natūraliai susidėjo, nes aš ir, žinai, kad neturiu labai to personažo kažkokio, aš tiesiog tokia šiaip ir esu, tokia biški kartais okvardi, žinai, tokia nejauki ten naujose vietose, žinai, kažkas ten nepasiseka. Jau nesimato, aš nežinau. Čia tai jau būna, žinai, persona kažkoks biški jau kaukė, tas sceninis, toksai aš įsijungia ir viskas, bet šiaip paprastam gyvenime tai labai aš ten, kai su nepažįstamai žmonėm kokiam, tai būnu labai nedrasi ten tokia, žinai, aš atsimenu, kai atėjau į Laisvės TV dirbti, man atrodo, pirmas 2 savaitės nelabai ką aš nekėjau. Jiem labai buvo keista, kai aš pasakiau, kad aš vaikštau jau open mic'us ir kad stand-upinu. Galvoju, tu, kad žinai, žodžio nepradėtai, žinai. Ir paskui tada, kai susipažįsti, pamatai, tada atsiveri po truputį. Tai aš tas slow burning toksai žmogus, žinai, kad iškart neatiduodu 100%, bet jau paskui, žinai, kai įsivažiuoju, tai tada visas tas mano kreiziškumas ir ten nesąmonės ir maivimasis ir visi tie bajeriukai tada jau, žinai, išlenda pilnu tempu. Taip, o iš ko tu pačiai juokingiausiai juokauti? Nes, pavyzdžiui, Laisvės TV, tai tu būna ten ir trupučiuką taip, iš kokios nors influencerės. Oi, ne ten, tai viskas ant to ir pastatyta. Ten toj laidoje tai visiškai tiesiog juokiamės iš žmonių, iš mūsų Lietuvos įžymybių tų visų ir tiesiog, bet irgi ne tai, kad man va tas smagiausia, kad nepiktai, kad mes ne kažkokius ten šiaip plėtkus, žinai, tarim ten, kur Discord'e rašinė ar ką, bet mes tiesiog iš to, ką žmonės patys pasakė, ką patys įsikėlė, parodė, žinai, kažkaip gal patys nepagalvojo, kad čia gali visai juokinga būti, žinai, ar ten kartais tas reklamas, kai filmuoja, ekstra, ten jau, žinai, bet nesąmonė kokia nors, kad kažką. Ir mane net užkabino. Tai buvo irgi. Bet mes neišyrinome. Bet labai gerai. Taip, mes juokiamės iš, kaip čia, iš jos oponento. Iš Sergejaus. Mane palaikė. Tai buvo labai malonu. Kur tas Sergejus išvadino moteris, tai negražiai ką. Aš užstojau moteris, aš užstojau moteris, tai mane palaikė. Ir aš sakau, tai mes būtinai turime įsidėti šitą, kad, žinai, kažkaip, kad parodyti, kad Instagram'e ir kad ne šiaip vis moteris apie reklamas, ten apie grožį ir ką, bet turi kai kas ir savo vertybės, kurias transliuoja, žinai, ir kitus dar įkvėpia. Tai va, šitą įsėdinam parodom, žinai, būtinai. Tai būna, va, kas ir kaip čia iš gražaus kampo patenka į tą laidą, žinai, bet būna iš ko tikrai ir pasijuokiam, kai kurie ir labiau kenčia negu kiti, bet jų patys, jie, žinai, tą kelią pasirinkę. Nereikia nusišnekėti galbūt. Tai taip, žinai, bet man gražu, kad
kažkaip visi, kad visai supranta tą humorą. Ir nepyksta, žinai, kad ten juos įdėjom ir kažkaip iš jų ten pasijuokėm ar kažką. Nebent dažniausiai būna, žinai, kokie maži influenceriukai, maži tie, kaip čia mažos žvaigždutės, jos labiausiai įsižydžia, žinai. Nors kad džiaugitės ar kad kalbam. Nu, apie jūs taip, tai gerai. Taigi jum ir yra tas, kad apie jūs kalbėtų. Nu, visas šiaip tas, jeigu tu nori išlikti, žinai, aktualus, ten ką tai tau reikia, kad apie tave kalbėtų ir ne visada kalbės ten tave liaupsins. Kartais bus ir nesąmonių, kad padarysi, žinai. Aš pati suprantu, kad manęs ir pačios laukia. Gal aš apie save darysiu, žinai, kažkada skečia, kad kokią nesąmonę padariau reklamą. Ten kai pradėsiu kiekvieną dieną reklamas pas Laurą. Tada jau pasijuoksim ir iš to. Bet tai čia laidoj, žinai, tas konceptas visas. O šiaip kasdienybė man smagu šiaip apie santykius, apie vyrus, kad pajuokauti, kad, žinai, nes vyrai irgi dažniausiai jie juokauja apie moteris, ką moteris kaip čia daro santykiuose kasdienybė, žinai, ir kažką, nu tai, aš, žinai, iš savo pusės, kad jūs irgi, žinai, turit visokių įdomybių, pavadinkim, tai va, kad čia man kažkaip smagiausia. Ir matau, kad žmonėm kažkaip gal labiausiai tas irgi kažkaip labiausiai sužaidžia, žinai, suveikia, kad juokingiausia, kai vyrus patraukia per dantį arba kažkokią santykių situaciją, kur visiems taip būna, bet kažkaip tu gal kitaip žiūri ir tada galvoji, ai, čia taip yra, žinai, iš tokio kampo, tai tada, žinai, dar juokingiau. O tu esi, pažiūrėjau, pagalvojusi, tarkim, kad kai ir kuri skečus arba stand-upui ruošiesi, ar tu galvoji, kas bus tavo ta tobula auditorija? Ar tai merginos, ar kaip tik vyrukai, ar tai yra visiškai universalu, lyčiai nepritraukiantis reikalas? Gal kai komedijoje, savo pačios, kai stand-up'e, tai kažkaip vienintelis dalykas, kas yra, man atrodo, mano komedija truputėlį, kad vyresnio amžiaus žmonėm. Nu, žinai, ne iki 18, bet man atrodo, kad gal po. Nes jau biškutėlį, kad, nu, tie, žinai, gyvenimo dalykai, nu, tie santykių, tie šiaip kažkokie, nu, truputėlį, kad jaunas žmogus gal jam kitų gyvena, jisai, žinai, dabar ten, jiem kitos temos aktualios negu man. Tai aš pati labiau, ką aš pati išgyvenu, su kuo susiduriu apie tai man atrodo dėl to ir juokinga truputėlį, kad vyresniems žmonėms, žinai. Bet matau, kad kartais ateina, kokiuose filmavimuose būnu, pavyzdžiui, kad ir tam pačiam LRT ten dainuoju Lietuvą ir po prieina tokias mergaitės, nu maž, nežinau, kokias penktokės, gal aš nežinau, dabar sunku man vertinti dabar jau, kai kaip pati vyresnė, sunku tą amžių, aš nebesuprantu, kokio čia amžiaus tie vaikai, bet nu kažkas man atrodo, gal kokia 6-5 klasė ir, oi, Laura, galima nusifotkinti labai, mes čia mėgstam žiūrimis ir galvoju, kur jūs žiūrit, kur jūs mane klausot, nes man turinys nelabai jums yra, žinai, kad pritaikytas, nu tarkim, komedija ar kažkas, bet vaikai ten, žinai, prie YouTube'o labai lengvai prieina dabar, tai matyti ten, žinai, ir susiranda kažkur. Nu tai fainai, irgi tada pagalvoju, ai, nu tai gal ir universalu, žinai, čia ir jaunam ir senam tinka. Taip. Nes laidą ten žiūrėti, nu tai manau taip, gali tikrai ir ten jaunesni tie žmonės ten ir pasijuokti. Ar ten, kai darom tos kolabus su Safu, ten Rūta, ar ten Mantu, žinai, nu dar ten su kažkuo, tai ten irgi labai universalu, ten, žinai, man atrodo, dar jaunesniam gal dar labiau, žinai, jiem dar aktualiau, nes kažkokie tie dalykai irgi, kuriuos jie dabar išgyvena. Žinai, kaip nesenai darėm tą giminių susitikimą. Tai va, žinai, tai dabar yra kasgi dabar ten jaunimas, va, tokius išgyvena tos nejaukius susitikimus, žinai, su pusėserėm eik bendrauk. Tai šiaip labai miela buvo pamatyti tą video, nes su Safu mes anksčiau buvom kolegos, mes radijuj kartu dirbom. Taip, jūs apie Safi linkėjimai. Tai man buvo taip juokinga ir šiaip aš pamenu, Safas, kaip tik, kai dirbom tada kartu radijui, jo buvo tas tada didysis šuolis jau, nu, į piką. Tai nežinau, jisai tą piką dar tikrai išgyvena, jis labai fainas ir ilgas, bet tada, pamanu, eidavo, jisai buvo paprastas bičas, dirbo spaudos rūmos ir važinėjo su senu Sabu ir toks, žinai, jam buvo tokia revoliucija emocinė, kai jis eidavo Akropolį ir paskui įbėgdavo vaikai. Actual vaikai, tipo, pamokų su oho čipsai rankoje ir ten. Nes jo labai taip, jo tie video visi gyva tokie ten, žinai, buvo, kad, nu, tai irgi, kad jaunesniem tiem, man atrodo, kur žiūri ir vyresnis, matai, juokinga, bet manau, kad jaunam žmogui dar labiau, žinai, kad ten, nu, aktualu. Tai šiaip labai fan, bet man Safo tai iš vis gal jaučiu, kad jisai man juokingiausias, geriausias tas kūrėjas tokio turinio, žinai, Instagrame, ten gaila, kad YouTube'ą jisai nelabai, nu, dabar daro ten kitus projektus, bet, žinai, tų skečiukų. Tai man visada labai smagu, kai galim su juo kartu dirbti, nes matau, kad, žinai, panašus tas humoro jausmas ir smagu iš jo pasimokyti, nes jis, man atrodo, kad jisai genijus yra tų video, va, tokių trumpų, ten Instagramui, kad tai, nežinau, ar kažkas kitas dar taip gerai galvoja ir mato,
ko reikia, ko nereikia ten. Žinai, atrodo, tiesiog nufilmavai ir viskas, bet žinau, kiekvieną tą sekundę, kurios nereikia, kurio kadro, kurio žodžio nereikia, ar ten kažko, nu tai... Taip. O kalbant apie tą transformaciją, kaip tu save įsivaizduoji po kokių 5 metų, tarkim, ar esi susimažęs, ar galvoji apie tai, ar tiesiog mėgaujusi dabar, šią akimirką, šią dieną ir toliau žiūrėsi? Kažkaip, ir žiūriu, kai atgal, kad visi sakydavo, kai tik pradėjau irgi tau, tai kokie čia planai, kokie tikslai ir kažkaip nebuvo jokių, tiesiog norėjau kažkaip stand-upinti, daryti, dar ten tiesiog dirbau, ten paprastą tą darbą ir tokia, žinai, kur galvoju, čia tiesiog šalia hobis kažkas, gal kažkas gausis, bet per daug neplanavau. Ir žiūriu, kad man visai, kad geriausiai taip ir veikia, kur net nieko neplanuoja ir tada kažkaip ateina tie dalykai savaime ten ir nebūčiau pagalvojus, kad ten galėtų mane mamą pakviesti tos apdovanojimus, kad ten vesti net minties, nei tikslo, nei nieko iš vis nebuvo, ten žinai to ir tada toks nukrito ir galvoju, oho, gerai, jeigu galvojat, kad galiu, tai gerai, bandom. Tai ir dabar kažkaip taip žiūriu, kad kažkokių didelių ten tų planų, kažkokių tikslų nėra, gal ten tiesiog jau ilgą laiką kalbu, kad noriu savo tiesiog programą pasirašyti, kad viena pati jau įsibandyti, ar aš galiu čia toj scenui tą valandėlę laiko tą dėmesį išlaikyti ir savo ten ir žiūrovų, ir tą energiją ten ir viską, tai kažkaip link šito, kad dabar bandau taip vis susidėlioti viską, bet visi iškrenta kažkokių dar kažkoks kitas projektas, tada tą pastumę atidėliuoju, čia vėliau tada prisėsiu, rašysiu, bet tam, kad įvyktų tas, tai tiesiog reikėjo sėdėti, rašyti ir eiti tikrintis tuos bajerius, juokus visus. Tai čia didelis šiaip darbas dar labai yra iki to, kol tu užlipi ant scenos ir jau, žinai, pasakoji ir juokinga. Nes kiek nušlifuoti, kiek ateini ten nesąmonių pasakai, kur niekam nejuokinga, žinai, kur užsirašyje atrodo, kad čia gera mintis, tada garsiai pasakai, ne, vis dėlto ne. Tai tiesiog kažką ir norėčiau turbūt, kad man smagu labai daryti tas laidas kažkokias, kad filmuoti, ten aktualijas, tas ir pavaidinimus kažkokius, tai yra ten tų pasvajojimų kažkokių slapta, kad gal norėčiau, nežinau, kokiam, yra ten komikų, kurie spektaklį kokiam gal suvaidina, kad kažką ten, žinai, pasitikė, kažkas duoda truputėlį kažkokį tą įdomesnį, didesnį vaidmenį. Norėčiau Lietuvoje, kad laida būtų kažkokia tokia labai gera televizijoje, kaip SNL-o kažkokio to lygio, bet kiek susiduriu kažkur visur taip su televizija ten ir šiaip su nežinau, ar, dar nepasiruošę turbūt mes Lietuvoje, nežinau, kas turėtų kažkas, kad patikėti suburti gerą komandą ir nuduoti tą resursus ir tą eterį, žinai, kad galėtų kažkas panašaus būti, nes visi kažkaip bando tokias nuotrupas kažką ir mes patys su tą nespaudai laida. Žinai, tokį minimaliausią, tokį biudžetinę versiją, kaip aš sakau, žinai, kad mums reikia SNL, mes turime SNL namie, tai va. Mūsų namie. Toksai, žinai, bet tai būtų čia tokia didžiulė svajonė, žinai, gal jau į antrą pusę tą gyvenimo karjeros kažkur ten pabaigą, kokia gal bus kažkas, žinai, užkurs kažką ir duos ten kokį vaidmenuką pavaidinti, gal tada bus pasiruošus, žinai. Žinai, man atrodo, komedija išgyvena absoliutų tikrai vis dar pakilimą Lietuvoje. Tai prasme, tokio susidomėjimo komedija dar nėra buvę turbūt. Tikrai, nes ir kaip matai, kad, žinai, kviečia į visus gimtadienius, renginius vesti visokius, ten viską, keiščiausius dalykus, kur visur ir ten visur nori to stand-upo, visi ten prie savo renginių visur prirašo, kad bus stand-upas, nors kitų net nebūna to stand-upo, tiesiog užrašo, kad dėmesį, žinai, pritraukti, kad kažkaip tai dar yra tikrai tas, bet truputėlį gal jau tas sproginėja, tas burbuliukas po truputėlį, nes dabar taip atsitiko daug, kad labai daug naujų, kad labai daug komikų, daug tų open mic'ų, kad buvo, žinai. Ir natūraliai atsitiko tuo metu, kad taip, kad truputėlį jau žmonės atsirinkinėja, žinai, kad nebūtina visur eiti, ne viskas čia taip įdomu, žinai, tai kažką turbūt taip išsikristalizuos, žinai, ir atsiras tokie, žinai, kas ten išlieka, kažkas gal vis, aišku, naujo atsiranda, bet truputėlį, kad sumažės turbūt gal. Manau, kad elektroninių parduotuvių savininkams kol kas ramu, neplanuoja savo elektroninę kosmetikos ar kažko. Čia gal, žinai, irgi kaip kažkur jau į antrą tą pusę gyvenimo, žinai, kažkur reikėtų, bet dar tegu būna. Manau, pilnai yra užtektinai. Tikrai, kiek tik tai nori. O žinai, komikų tikrai komedijos pasaulyje, man atrodo, yra, kiek man teko girdėti, labai daug povandeninių srovių yra. Ten vieni su vienais gerai sutarė, kiti su kitais turi beefą.
Tai tau jau teko su tuo kažko susidurti, ar tave dar kažkaip gerai ir draugiškai priema tas pasaulis? Aš tikiuosi, kad žinai, bet niekada nežinai, kas vyksta už nugaros tau, žinai, bet kažkaip, kai ateini, tai atrodo viskas kažkaip normaliai ir kad, kaip ir visur, kad ir visur kviečia į visas tas pusės, žinai, tos susiskaldimus ten, kurie yra. Bet ir pati aš kažkaip stengiuosi, žinai, ten, kur ne mano kažkoks tas konfliktas, tas byfas, tai aš ten per daug irgi, žinai, negaliu sakyti kažką, nes aš, žinai, susipikau, nežinau, kaip kas jaučiasi kokią pusę, nebent kažkaip vertybiškai, jeigu kažkoks klausimas, tai tada gali jau į kažkurią pusę labiau atsistot, bet kažkaip gal kas labai ramiai taip einu ir galvoju ir pas mane, kad visi kažkaip ateina, ar ten vienus pakviešiu, ar ten kitus, žinai, kas... Labiau čia vyrukai kažkaip, jie per didelį ego, man atrodo, jie kažkaip, žinai, nepasidalina, nes, man atrodo, mes merginos, kiek dabar ten mūsų jau yra, kad truputėlį daugėja, tai visos tiesiog daro savo dalykus, nebūtinai ten esam draugės, kad nereiškia, kad jeigu merginos atėjo 2 į ten komediją, tai kad jos čia dabar geriausios draugės bus, nes... kaip ir visur natūralu, kad skiriasi kažkoks gal ten stilius, ten požiūris ar kažką, žinai, tai tu atrandi žmonių tiesiog tame visam dideliam rate tam puodė visus, su kuriais natūraliai, kad geriau sutari, kurie tikriausiai ir be šito kažkur gyvenime susipažinus galėtų ten tavo draugai tapti, žinai, kažkoks artimas ratas. Kažkas yra tiesiog kolegos, su kuriais ten prasilenki renginiuose, žinai, ir irgi jokių blogų jausmų nėra, tiesiog, žinai, kad savo daro, jeigu kažką kartu reikėtų daryti, žinai, kad irgi galėtumėt padaryti ir panašiai, tai manau, kad mes merginos kažkaip geriau handlinam šitą visą, žinai, bet mūsų ir mažiau yra. Gal kai dar daugiau atsiras, tada gal kažkokie, žinai, jau atsirastų kažkokie, nežinau, konfliktai, kažkas, bet čia kol kas vyrukų labiau dalykas. O, pavyzdžiui, kas tavo pačios mėgstamiausias komikas Lietuvoje? Numeris 1 iš visų tai yra Mantas Bartuševičius, mano jisai, nes irgi man labai irgi man tiesiog artimiausiai. Aš kaip sakau, kai juokau ir kai pradėjau, sakau, aš norėčiau būti Mantas Bartuševičius, kai užaugsiu. Žinai, tai moteriška versija tik tai, bet žinai, kažkur vat, tokio lygio kaip jisai ir kažkaip, kad ir į tas kryptis visokias, jis, žinai, ir spektaklį gali vaidinti, į renginį vesti, ir laidoj kažkokio, ir savo ten daryti, ir stand-upinti, žodžiu, žinai, viską. O iš tų, kur jaunesnės kartos dabar truputėlį, kur naujai atsiradė, tai Evaldas Jasaitis man kažkaip irgi, kad iš tų jau juokingiausių, kur aš nueinu klausyti, dabar kai pats rašai, kai tame sukiesi labai daug, tai tu, kai eini kitų klausyti, tau nebe tai būna juokinga, nes tu mažai žinai, gal kur čia kažkas eina ar kažką, bet Evaldo ten ir kai einu klausyti, tai labai juokinga, nes jis tokius paprastus dalykus iš to vyruko tos perspektyvos, žinai, bet kažkaip labai juokingai pateikė viską taip natūraliai, kur atrodo visiškai paprastas dalykas, ne kažkoks ten, žinai, nesuper ten užviniotas, kažkoks ten užslėptas, bet tiesiog va, taip ir juokinga, ir visi juokiasi, ir kartu juokiesi, žinai. Žinai, tas ir kaip ir sakei, relatable reikalas, yra pats juokingiausias. Man atrodo, kad nes per savo filtrus dar perleidai, žinai, ir labai tikrai kiekvienas supranta ir supranti, kad, žinai, dar tas momentas toks atsiranda, kad, tai visi čia tą patį, visi išgyvena tą patį, tik tai kitaip, kad priima savo, žinai, tai ir palengvina kažkokius ten sunkumus, ar kur galvoju, kaip čia man tik tai ten blogai, kitiem irgi, taip, žinai, tik tai ir gali pasijuokti iš to, tai gal ir aš galiu, žinai. Tai visai gerai. O tu buvai pasiruošęs tokiam žinomumui, kuris tave taip, realiai per visą Lietuvą, tai išgriuvo per vieną vakarą? Žinok, ar nežinau, kaip čia, ar čia gali labai ir pasiruošti, aš nes neplanuoju, aš net nežinau, kaip čia, pavyzdžiui, po tos mamos bus, žinai, bet aišku, kad čia buvo tas didžiausias toksai, kur nes ir, žinai, gali skaičius jau įvertinti, vien matys Instagrame, žinai, kaip ten, kad pasikeitė, kiek žmonių ten sužinojo, atėjo. Bet kažkaip aš irgi tokia, buvo ta diena, tokia, žinai, atsimenu, kad perskaičiau ten žinutės visus tos 100 komplimentų, tai buvo labai šitą smagu, kad neužplūdo kokie, žinai, ten keiksmais ar ten kažko, kad čia nesąmonė, kas tave įleido. Kas kaip tik labai gražiai buvo, aišku, ten buvo portalais visur, žinai, tai ten gali net neiti, ten niekas, nežinau, ar įtinka, taip, ten visada užkliūva viskas, bet tai kažkaip toks geras buvo, visai gera nuotaika, tokia pati jaučiaus, kad visai gerai ten viską padarėm, kaip man tas ir sakė prieš, kad svarbiausia padarykim, kad patiems būtų smagu. Tai va šitas gavosi ir tiesiog toksai praėjo. Ir to, gerai, galvo viskas, tai dabar grįžtų prie darbų, tai man prasidėjo, kad turas mūsų stand-upo, tai net neturėjau, kada, žinai,
kaip čia to sužvaigždėjimo kažkokio biškelį tokį išgyventi, to žinai, kad oi, dabar čia mane žino, nes iškart žinai prie darbų ir vėl, kad viską, tiesiog, kai jau pamaikus, vėl rašau, vėl čia reikia kažkaip juokingai kažką padaryti, ten tiesiog toliau filmuoji laidą ir žinai, ir kasdienybė tai irgi nepasikeitė jokia. Tiesiog daugiau darbų atsirado ir žinai, viskas. O tu užsiminiai, kad tu turėjai ir tuos, žinai, žemiškus darbus. Tai kaip ilgai tu juos turėjai ir kada tu jau pajutai ir supratai, kad, aš galiu tiesiog juokauti už pinigus ir iš to gyventi? Kad kažkaip aš po studijų iš karto ten įsidarbinau, tai vienoje įmonėje pradirbau ten 5 metus, žinai, nuo administracijos iki paskui perėjau į marketingą ten ir su renginiais. Tai vis tiek tos kūrybos kažkokia buvo, žinai, jau polinkis, kad reikėtų kažką įdomiau užsiimti ten ir kad keistusi, kad žmonių būtų daug, žinai, ir panašiai. Tai ten pradirbau ir tada jau ten, kai padirbau 5 metus, supratau, kad irgi truputėlį jau, kad kartojasi, viskas vis tiek tas ciklas, žinai, metų eina ten įmonėje panašiai jisai, žinai. Taip. Tai tada jau galvau, kad gal ir į Vilnių reikėtų persikrausti. Visada turėjau tą svajonę, kad Vilniui pagyventi, nes čia, žinai, atrodydavo, o Dieve, Vilnius, čia sostinė, čia kitas pasaulis, kas ir yra, kai pagalvoji, kad tikrai čia, wow, kiek čia visko yra ir kaip čia, žinai, kokie laisvi žmonės ir šiaip kaip, palyginus tikrai kaip gerai gyvena, žinai. Tai galvoju, ir man čia reikia šitą išbandyti ir kaip tik atsirado Laisvės TV ta pozicija, kad ten su komunikacija dirbti. Ir aš kadangi prieš tai ten tą patį panašiai dirbau, tai parašiau jiems ir kažkaip greitai ten visai susitarim, sako, gerai, kada gali pradėti, žinai, man tai persikraustau ir tada ir galiu, žinai. Tai ir ten padirbau porą metų, tai ten gavosi labai gerai, nes irgi dar kitokia, labai su daug žmonių susipažįsti, labai iš tos kūrybinės pusės irgi daug ką pamatai, kaip čia vyksta tos laidos, kaip čia filmuojasi ir iš techninės pusės. Taip pat kažkaip šiaip užsisuko viskas, tada, kad gavau tą savo projektą, kad daryti, žinai, su prodiuserė, su drauge Ilona, mes kad tokį užsukom, žinai, sugalvojom, abi kartu prie kavuko tiesiog per darbą pertraukėlę, žinai, kad, reikia padaryti. Taip. Nes jai kaip tik, kad reikėjo laidos ir aš irgi kažką galvodavau, sakom, tau reikia kažką daryti, žinai, komedija, bet, tu turi ir internete kažkur ar dar kažkur būti, kad žmonės tave daugiau žinotų, kad matytų, žinai, ir panašiai, tai ir ten padirbau tada ir kažkaip prasidėjo tada visi raustų tie dalykai, kur vyrukai į tuos projektus jau, žinai, pakviesdavo, žiūriu, kad vis daugiau laiko reikalauja, kad ten ruoštis. Ir tiesiog jau paskui galiausiai finansiškai, tiesiog, žinai, pasiskaičiau, atsisėdau, galvoju, gerai, čia taip ir taip, ar aš galiu be šito, žinai, išgyventi taip pat ten gerai, žinai, galiu, ir viskas, žinai, ir tada tas nusiėmė ir atsirado dar daugiau kitų, kaip sakau, dar kitų darbų, tai žinai, kad tiesiog reikėjo visada, aišku, baisu, kad pradėti tą, kad ant savęs išeiti ten iš to stabilaus, kur tu žinai, kad kiekvieną mėnesį, žinai, ten turėsi tų pajamų ir kažkaip bet išeini ir tada matai, kad tu dar daugiau laiko turi ir dar daugiau apsiimti ten visko gali ir šiaip atsiveria tos kūrybinės čakros visą, žinai, kad nes reikia kažką daryti. Ir pasiūlymai pradeda eiti, kai užsidaro vienos duris, tai iš karto atsiranda kitos galimybės. Tai va, ir į tas kitas greitai smuktelį, taip. O tave dabar tikrai pamažu įtraukia ne tik komedijos pasaulis, bet ir tas, pramogų pasaulis. Tai ar tu nemanai, kad kada nors truputį paspausi gal komedijai pauzės mygtuką, galbūt į tą labiau tradicinį, paprastesnį kelią galėsi pasukti? Aš jau bijau, kad šitą nebūtų, žinai, nes labai lengva yra. Nes ir dabar, kur sakiau, aš žinai, kad truputėlį atidėlinėjai iš šoną, čia vėliau, nes dabar čia tas projektas, gal šitą reikia išnaudoti galimybę. Tai yra tokio, bet nenoriu labai, kad, žinai, pasilikti va taip, kad tiesiog tampu žmogum, žinai, kur ateina ten į televizijos projektus kažkokius, ar ten tiesiog Instagram'e padarau reklamą ir kažką, nežinai, patogu labai tau, kur kaip, nėra lengva tam, kas ten dirba tam Instagram'e, ten filmuoja ir tas reklamas ten ir viską, supranta, kad čia nėra taip lengva, gal kaip atrodo iš šono, bet kad vis tiek, kaip ir gali sakyti, lengvi tie pinigai, tai labai, kad, žinai, sunku neužmigti ant to ir kad vis tiek daryti tai, dėl ko pradėjai. Ir ką norėjai ir kaip tu čia, žinai, kažkaip kaip įsivaizduoji, kad norėtum būti. Tai tikiuosi vis tiek, kad vis tiek labiau išliksiu, kad komikė, negu, žinai, kad kur paskui rašys pramogų pasaulio ten atstovė. Taip, o žinai, vis tiek, vat, mūsų L žurnalas ir L podcastas, mes labai norim kalbėti apie moteriškumą. Ir labai dažnai moterų viešnių aš mėgstu paklausti, ar tu, pavyzdžiui, savo sferą jauti moterišką konkurenciją? Vis tiek tu papasakoji, kad moteris komikės elgiasi šiek tiek kitaip nei vyrai komikai, bet ar
kažkokį jauti konkurencijos jausmą ar ne tarpusavį? Irgi, žinau, kad dar ne kol kas, nes vien dėl to, kad matai, mūsų, kaip ir sakiau, kad labai nedaug yra, dar dabar mes 4-5 kokios gal. Ir visos šiaip labai gan skirtingos, tai nėra, žinai, niekas neužima niekieno vietos, kad visom yra vietos, nes, žinai, tu kažkam reikia, gal tokio labiau stiliaus ten komikė, žinai, kažkam tokio, tai tiesiog turim savo, žinai, kelius, savo tas sferas, kur geriausiai kažką ten, žinai, kur darom. Ir kad ten ir įsitenkam, tai man atrodo, kad nėra kažkokios dar. Tai sakau, man atrodo, kad atsirastų labiau, kai padaugėtų. Ir tada, kai jau atsiranda kažkokių panašumų, kur, dar viena, vos ne, tokia pati, žinai, to pačio stiliaus, tai tada jau gal, nes tai ar šitą, ir tada tau irgi dar toksai, žinai, kad, oi, reikia pastemti, nes čia į nugarą kvėpuoja kažkas, kad, žinai, čia neužimtų tavo vietos kažkur, kad nepasirinktų, žinai, ten kitos. Bet tai čia tiesiog sveika, kaip tai gal netokia konkurencija, kad tu turi daryti savo dalykus ir tiesiog, žinai, pats savo esi didžiausias konkurentas, kad kas kartą padaryti tik tai geriau ir geriau, žinai. Yeah. Tai tikiuosi taip ir liks, kad arba bus kokia drama didžiulė, žinai, komikių catfight koks. Jo, žinai, čia niekada nežinai, kada tu gali atsidurti to kitoj pusėje. Taip, tai čia toks, bet sakau, kažkaip man, bet aš vienintelį, ką dabar galvoti, turbūt, kad arba mes tiesiog moteris adekvatesnės esame. Irgi gal momentas. Arba tiesiog mūsų mažiau dar kol kas. Tai nėra tiek, kad reikia kovoti už savo tą eterį, žinai, ir už tą vietą scenai. Taip. Gerai, Laura, norim tave dabar apdovanoti, dovanų metas. Taip, tai tau visai turim daug dovanų ir tokių pavasario ir gražių ir kvapnių, nes šitas maišelis tai man čia kvepia visą laiką prieš nosį. Tau tiesiai tai padėta. Tai mes turim tau rinkinį iš Stenders ir visą didžiulį maišą sajos, kadangi matom, kad labai gražiai susisukai plaukus. Šiandien taip kažkaip susiderinom jo. Ir jinai nepranešėm, kad mes dabar šiandien. Konkurencija. Nesakom, davai, Irinai. Bet mes visos išskirtinės, mes čia unikalumas. Nors ir plaukai vienodai, bet apranga visai. Svarbiausias dalykas yra autentiškumas ir būti savimi. Taip. Ir man atrodo labai geras pavyzdys, žinai, kad visos skirtingai, bet labai gražiai. Taip, ir biški vis tiek panašiai, visos su švarkais. Taip, vis tiek jau tokia yra. Jo, pasipuošti. Tai va, tai labai norim tau padėkoti, kad atėjai ir skiri mums savo brangų laiką ir galėsi apžiūrėti savo dovanėlės. O iki tol aš noriu dar pristatyti trupučiuką, ką tu čia gausi. Gerai. Tai jo, Stenders rinkinys labai fanas, geras tavo odos grožiui. Ir taip pat turim Sajos Intense keratino liniją. Tai yra koncentruoto keratino formulės su patentuota technologija, kurios stiprina plaukus vidiniuose ir išorinėme sluoksniuose, o sodrių spalvų pigmentai nudažo intensyviomis spalvomis, lyg būtų nudažęs profesionalas. Tai va čia žiūrėk, net ir plaukų dažų gausi. O, tai gal ir galėsi savo tamsiais plaukais. Ant vasaros. O aš pati turiu Stendas šitą penelį kūno, naudoju, tai tikrai labai skaniai kvepia ir labai geras. Tai jau kaip tik man baigėsi, tai tikrai labai rekomenduoju. Labai pasinaudosiu. Ir tau, žinok, užkvėpins viską, kur tu ten laikysi, nes aš tiesiog nebegaliu, man čia į nosį jau eina visi šitie malonūs kvapai. Gerai, labai malonu. Įeisiu į kamarį ir kad kvepėčiau iš karto. Užuostu jau, o čia jinai atėjo. Tai ačiū tau, Laura, be proto, kad tu atėjai šiandien pas mus. Aš tai tiesiog asmeniškai norėjau labai tave pakalbinti ir man labai toks girl crush momentas yra. Tai labai ačiū ir tikimės, kad pasimatysim dar kada nors. Man atrodo, kad Laura yra visiška L mergina, tokia, kokia ir turi būti, L girl, tai šilta, nuostabi, stilinga, maloni, tai ačiū tau labai, man buvo tikrai be galo malonu tave paklausyti. Ačiū labai jums jau tiek komplimentų, Jėzus, nežinau. Na, jau susidėk iki šiandieną. Jau išsinešu, visai dienai užteks. Taip, o dar kartelį noriu padėkoti ir mūsų žiūrovam bei klausytojam. Mūsų įrašus rasite mūsų YouTube paskyroje ir kviečiam subscribinti mūsų kanalą ir aišku komentuoti, pavyzdžiui, ką norite matyti mūsų kitoje laidoje, jau vasaros laidoje ir padėkoti dar karčiuko, kad žiūrit ir tiesiog jo atsisveikinti. Čiau. Ačiū.